Labas rytas. Važiuojam vėl į Nemun Ring Winter Games. Iškart su kompaktu, nes kompaktas yra ir su techu, ir su sutvarkytais stabdžiais. Ir šiaip paruoštas labai rimtam sportui. Tai va, susitiksime tenais. Kažkutį vėluojam. Manau, nieko tokio. Vis tiek turėčiau spėti viską pasiruošti. Nu ką, pasiruošę esam važiuoti parodomąjį ratą. Viskas, nekaista šį kartą, kol kas pipipiu. Trasa atrodo sausa, tokia sausiau, bent jau su 1.6. O naujieji kerbai matosi. Ir visai greitai čia turėtų viskas vykti. Fiškės irgi sustatytos kai kuriuose vietose, visai duknais galima eiti. Pavyzdžiui, tiesioji po pirmo posūkio, pirmosios fiškės, tai ten iš vis trečių bėgių dugnu važiuoti galima, man net nereikia nusimetinėti jokio greičio. Tai va.
pirmas važiavimas padarytas. Biški greičiai didesni šį kartą. Tai būna pamėto, bet man neužvelia šiknos, mane tiesiog atsumėto. Tai ir vieną fiškę, žinau, kad nupirkau, mačiau veidrodėlį. Tai reikia gal kitą kartą čiut mažiau maksą tek, biškai atidžiau į fiškę žiūrėti. Bet trasa beveik sausa jau. Labai, šiaip su didesnio litražo varikliu tai gal ir tikrai mėto viskas tvarko, aš nieko nesakau, bet manęs su kendom dar žieminiam visai geros būklės, tai nežinau, visiškai. Aišku, ir su bėgiais vėl antro per mažai. Trečias kartais dūsta, bet ne taip ir blogai. Biški mėto. Kurioje vietoje? Visose, bet greitis tai apie 100-300 kem. Jo. Dar vienas važiavimas įvažiuotas. Šį kartą lyg tai fiškų nenukirtau. Ir čia visai gerai sekasi. Bet yra pora vietų, kur dar užslysta mašiną. Ir su bėgiais visai šį kartą, manau, gerai. Biškai ramiau važiavau. Daugiau kur trečiu. Bet nemanau, kad kažkas labai nuo to nukentėjo laikas. Tai va. Nu ką, dar du liko.
trečias važiavimas įvažiuotas. Jau trasa labai sausėja staigiai. Ir, nežinau, viskas gerai. Ir su bėgiais gerai, su mašina, okei, lygtai. Biškį pamėto, bet labai minimaliai. Ir galo visiškai man nevelia. Tai kartais tik atrodo, kad biškį drąsos trūksta, kad galbūt galėčiau dar greičiau profiškės. Tai nežinau, ketvirtam važiavime win it or lose it gal darysim. Žodžiu. Buvo. Ai, beje, patikrinom su manteliu atmosferas padangų. Tai visose ratuose po 2. Tai kaip ir nelabai kaista oras. Tai kaip ir palikom, nieko nedarėm. Tai va tiek. Kirtau kyškę pačiam finiše. Ai. Nu ką padarysi, važiuoti 4. Iš 4 reikia pažiūrėti rezultatus, dar rezultatų nežiūrėjau šiandien. Oi, žodžiu. Tai va, nežinau, viskas tas pats. Galėjau geriau kitiems nepravažiuoti tikrai. Biškai vienoje vietoje reikėjo bėgį nusižeminti, bet nesižeminau, tai pridusus važiavo. Tai žodžiu, baigta, kaip buvo, tai buvo. Varau pasiparkuot ir varau iššokti pas mantelį, gal paspėsiu parodomai įsivažiuoti su mantelį. Nu, kaip sekėsi? Gerai, vėl tas pats, vėl antras neįsijungia. Ai. Bet dabar greičiau įmušiu. Ir šiaip, sendinau šiandien dabar normaliai, tai atrodo, reikia pasižiūrėti laiką, bet turėjau daug greičiau suvažiuoti. Matai, kad krapnuot pradeda? Jo, mačiau. Man prieš Ąžuolą irgi pradėjo krapnuot, bet vis tiek sendinau Tai normaliai. jau, tai dar gal taip greit nebus. Jo, nesušlapo. Bet, nu, tipo, man jaučiasi, kad nežinau mašinos sukibimo Kur, ne? ribos. Jo. Tai nes labai sąlygos tokios. Taip. Dar su vasarinėm. Sakau, važiavau daug greičiau, bet normaliai. Nu, suvažiavom. Buvau savo grupiai RVD klasiai iš 15 9 lygtai. Tai toks, rezultatas. Normaliai gal. Bet jau man visiškai, nu, tipo čia atmazai tie visi reisingo, bet jau, nu, neužtenka galios. Tiesiog matau ir startį ir visur, kad aš, nu, neturiu tokio pagreičio kaip kiti dalyviai. Bet vis tiek smagu labai buvo su kompaktenzu pralėkti. Tai gavau 2 baudas, tai yra pirmą važiavimą, kur pasakiau, man atrodo, kad ir tada paskutinį važiavimą. Tai, aišku, manau, kad labai padėtų iš vis nenukirsti nei vienos. Ir iš tikrųjų tokios gal reiktų imtis, ne tai, kad gal reiktų, bet reiktų imtis tokios strategijos, kad tiesiog geriau ramiau ir taisyklingai, negu gautas 5 sekundės, kur man 5 sekundės atžais, tai yra
Su manim atrodo tarp blogiausio ir geriausio važiavimo 5 sekundės tik skirtumas, nu tai blemba. Tai va, tai važiuojame Kauniuką, viskas kompaktas čekė, viskas gerai, nekaito, atlaikė ir skibimo buvo, nesiskundžiu, mašina gera, tiesiog sugebėjimų trūksta jau man. Ir va, su pirštinėm actually važiavau, kas galvojau, kad bus blogai ir buvo slidu iš pradžių, bet po to kažkaip susidirbo jos, nežinau, tai visai padėjo. Ir va, mantelį biškį pasižiūrėjom ir varom namo, o Lukas mūsų tai 4. vietą užėmė iš 1 grupės RVD. Tai maladėts Lukas. Biškai prisisvaigau, kad vėl atbelis su 1.6. Nu, karočią. Davai, viso. Nežinau, gal dar kažką sugalvosiu, papasakosiu, bet varom į Kauną.